No rap, giliau. Rašaras jau kaupasi, nežinau, žodžiu, matai, vyksta, kad emocijas perima ir žiūrovai. Nežinau, mes Rūtą pavarysim. Aš dabar stočiau į startą bėgčiau. Man nereikia tų 5 valandų sėtis. Hei! Sveiki, sveikiname šį kartą iš Lenkijos. Katovice. Va, Hyrox varžybose esame. Startuosime šį kartą solo ir dar prieš 2 savaitės nusprendėm šiokiai tokiai avantiūrai ir tuo pačiu pabandyti startuoti poroje. Ir kol kas sunku suvokti, ką reiškia padaryti 2 Hyroxus per vieną savaitgalį ir Vytautui net per vieną dieną. Tai bus tikras nuotykis. Tad žiūrėkit toliau ir kaip mums seksis. Va, 6:42 ir mes jau einam į areną. Atsikėliau prieš 6, nors mano startas tik po 2, bet, nu kaip čia, vyragi reikia eiti palaikyti, pažiūrėti, kaip čia vaizdas. Va, apyrankės, dabar nenusiminėsiu pusę metų. Rodžiusiu, kad dalyvau Hyrox. Tai dar palaukiam, kaip čia seksis. Nesvarbu. Kol kas yra susirinkę tik patys greičiausi, nes startuoja priklausomai nuo planuojamo rezultato. Tai Vytautas bus pirmoji bangoj, tai startuos su pačiais greičiausiais ir bus dar kartu Iridas iš mūsų triatlono klubo. Tai šiaip labai įdomu, nes bus 2 lietuviai vienoj bangoj. Tai bus tikrai ką pažiūrėti, palaikyti, kažkaip darosi neramu, labai įdomu kaip seksis. Ir einam pasižiūrėsim su jumis, kaip atrodo varžybų zona. Reta ramybė čia yra, nes jau už 18 minučių čia pradės ūžti, nes bus duotas startas. Tai parodau jums, kaip atrodo tuščia trasa ir kaip po to jau užsipildys pamatysit patys. Ir čia yra labai svarbus ekranas, nes po kiekvieno rato bėgant tu gali pasižiūrėti, kiek tau ratų liko bėgti ir kada jau bėgti tau į workoutą. Ir svarbi dalis, gali matyti, ar tau nėra skirta bauda. Iki starto 4 minutės, šiaip startas Vytautui, bet jau aš tokį jauduliuką jaučiu. Wow. Šiaip čia bus labai įdomu, labai baisu ir man, ir jauduliukas ir ašaras jau kaupasi, nežinau. Žodžiu, matai, vyksta, kad emocijas perima ir žiūrovai. Sekantis jau užbėgs Vytautas. Šaunuolis, labai kietai varai! Labai gerai varai! 25-2020 last places in Elite 15 award. Labai gerai sekasi, labai gerai Vytautai, neatleisk. Gerai, nesilsiek labai. Žiūri, kaimynas į tavo ekraniuką jau stebi. Šitas šalia plikas. Matyt, nori aplenkt tave. Nu, atsigauni, gerai bėgi. Nepaleisk, labai gerai laikai, labai gerai. Matau nuo valandos planą, tai kaip ir atsiliekam šiek tiek, bet čia valanda tai tas AA planas, jeigu viskas tobulai, bet tai nelydi viskas taip lengvai. Bet kuriuo atveju matau, PB turi būti, labai gerai varo, tai va, žiūrim toliau. Super, Vytautai, labai gerai. Labai gerai. Gerai laikai, super, Vytautai. Oi, ne! Nedaug liko, Vytautai. Labai nedaug, jau pusę beveik padarėjai. Ir paskutinė rungtis Valbolsai. Pakentėk! Nedaug liko, 15, viskas, 15 tik tai.
Ir nors švieslentė rodė, kad buvo likę 15 pakartojimų, iš tikrųjų duotuoju momentu jau buvau padaręs daugiau negu 100 wallballsų, bet teisėjavimas mano atžvilgiu buvo labai griežtas, prisistatė vyriausiasis teisėjas ir net mažiausius nepritupimus skaičiavo kaip neįskaitytą pakartojimą. Pastabas, kad reikia tūpti giliau, tikrai girdėjau ir stengiausi, tikrai tūpiau kiek tai galiu, bet vis tiek gavau net 23 neužskaitytus pakartojimus, kas mano skaičiavimais kainavo apie 1,5 minutės ir gana stipriai įtakojo galutinį rezultatą. Net va šitam video, kurį jūs dabar matote, buvo užskaičiuoti 6 negeri pakartojimai. Wallballsai nužudė. Dar iki wallballsų tikėjau, kad mačiau, kad iš valandos nelipsiu. Nelipsi, bet arti. Jo, mačiau, kad nelipsiu iš valandos, bet galvojau, bus valanda 0-0. Ir galėjom. Kažkas tokio. Ir no rep, giliau. Aš jau tupiu, atrodo normaliai. Atrodo vienas, ta prasme, ten nenormaliai. Vienas, kitas. O paskui taip kirto per galvą, aš negaliu nei daryti nieko. Bet bendrai, ačiū. Lengvai, gerai, kad bent pasigerinau laiką. Tas planas minimum, bet labai iki wallballs labai gerai buvo. Tikrai tikėjau, kad valanda 0-0. Aidė, tau. Man tai žiauriai labai sunku buvo. Pradžioje dar normaliai ties burbių teisėjai prisikabino, nesupratau iš ką, nes lenkiškai aiškinau, aš lenku, bum. Tau nemažai rodė, aš filmavau. Jo, rodė, aš nesupratau, ką kažką blogai dariau, po to landžiai labai sunkus buvo. Pirmą dariau, tai galvojau, net nukris, užmetė, tai visas vos nesupora išėjau. Po to tik supratau, kaip daryti, o wallballai tai 10 padarau ir numetu kamuolį, žiauriai sunkus sportas, wow. Bet patiko, rezultatų patenkintas, bus galima alaus vakarė gerti. Ką dabar laikas eiti ilsėtis ir atsijimti, išlipti iš valandos su rūta. Ar visgi eisi startą damus, ar jau ne? Ne, dabar atsirado sportinio azarto, sportinio pykčio, su rūta mes lipsim iš valandos, pamatysim. Bet kaip galvoji, wallballsus tai rūtai reiks daryti jaučiu? Nežinau. Gerai prieš varžybas, nes galim pavalgyti skanės. Šiaip pat jau ne bandelių iš tikrųjų, o kavos. Dar šiandien per Vytautą varžybas nebuvo kada gerti, bet gal ir bambukį kokiu atsistatyti. Niam. Pirmas etapas baigtas, dabar reikia kaupti angliavandenius antram etapui. Praėjom čia kokis nepilną kilometrą, kojos jaučiasi, kad tokios biški geležinės. Bet geležinės ne ta prasme, kad tvirtos, o dėl to, kad labai sunkiai juda. Gali būti stotelėse, Bet, aš būsiu ta pagrindinė, kuri dirbs. O dabar turim lygiai 4 valandas iki starto, tai atsirekoverinsim ir varysim. Nu, tai ką, kiek čia lieka? 3 su trupučiu valandą? 3 valandos iki starto? Taip, lygiai 3 valandas O, iki starto. Antras startas laukia tavęs. Jau biški nuotaika gerėja, grįžom pradžiai, galvojau, privalgysiu čia kažkokių makaronų dar ką, bet organizmas šiaip biški išsekęs, ten valgyti visai nesinori. Tai va, miltelius, karbsų biški per cukraus pavidalą išgersim, nes energijos reikia vis tiek prikaupti kažkiek. Ir bandysim. Kojelės linksta, bet gerėja, jau 2 valandos praėjo po finišo. Dar 3 liko, tai manau, kad viskas gerai. Gal atrodo viskas gerai, bet man šiek tiek baisu, kaip Vytautui reikės antrą daryti ir jis tikrai išsikrovė max. Patys matėt finišą, kaip atrodė finišą, tai man jau gaila šiek tiek jo. Ir dar kitas dalykas, tai aš jau bijau, kai man rytoj reikės daryti savo solo. Tai ar nebus taip, kad aš nenueisiu rytoj savo startą ir užteks man šiandien doubles? Nieko, Džesikutė fone groja, tai mums energiją suteiks. Linkėjimai, Airidukai.
tuoj ateis mūsiškiai pas mus. Biškai nuimsim įtampą, nuimsim stresą, mintys normalizuoti. Prisimatavimai. Nu, kaip? Puikiai. Ar gerai su Maikė? Ar be Maikės? Labai gerai. Būsim abudu tritonai. Ne, tai reikia parodyti, kad mes esam triatlonininkai, mes be Maikių net darom varžybų, grįžtam į save. Štai mes jau antrą kartą šiandien einam į areną, dabar jau startuosim abu, ne tik žiūrovė. Kai tavo kojelės per kelias valandas atsigavo? Šiek tiek atsigavo, bet dabar jau laukia ne varžybos, laukia nuotykis. Mes taip apsitarę, nusprendę, kad varžybų eigoje matysim, ar čia einasi ar neseina, per daug dėl to nesijaudinsim ir bandysim kuo geriau pasirodyti, bet jeigu nepavyks, tai nepavyks, nes labai daug yra objektyvių priežasčių, kurios gali pakišti koją. Taip, ir realistiškai šiaip vertinam situaciją pačią, tai suvokiam, kad padaryti per tokių tarpų dvi super geras varžybos yra labai sunku. Bet nebūtume sportininkai, jeigu nesitikėtume geriausio rezultato. Vis tiek man tai viduje, tai norisi pasirodyti gerai. Nekeliam streso. Viskas dabar jau baigėsi laikas, kai galima skūstis, kad skauda kojas ar ten panašiai. Dabar jau reikia pereiti į varžybų režimą ir nusiteikti pakentėti 1 valandą ir padirbėti iš peties. Tai... Aš jau nekantrauju startuoti, nes vien šiandien žiūriu startus, bet dar nestartavau, tai šiaip turiu prikaupus jėgų ir noriu, o apie strategiją, tai pirmiausia, minėjau, kad... Pradžiai bėgimas. Tai bėgimo mes įsivaizduojam, kad bėgsim apie 4 minutės 10 peisų galutinį variantą. Aš taip įsivaizduoju, tarp 4 minučių ir 4:10. Nežinau, kaip tas pavyks. Bet čia to labai gerų variantų, tikimės jo. Realistinių variantų mes taip tikimės, ne jokių gerų. Nes aš įsivaizduoju, kad Rūta tokias atkarpas kilometrinės tikrai gali padaryti, o aš tuo metu tikiuosi, kad kažkiek pailsėsiu, nes man toks peisas nėra per daug didelis. Dėl to kiekvieną rungtį aš pradėsiu ir kiekvieną rungtį aš pabaigsiu, kad prieš darydama rungtis Rūta gautų šiek tiek poilsio. Taip, ir po bėgimo iš karto šiek tiek gaučiau poilsio. Tai pradedam nuo skiergo. Skiergą dalinsimės abu, tai pradeda Vytautas. Opa. 200 metrų aš, 100 pem Rūta, tada 200 aš, 100 pem Rūta ir aš pabaigiu su 250. Taip, tada bėgam ir atbėgam į rogių stumimą. Tai rogės Vytautas nustumia į vieną pusę, tada aš pusę, tada Vytautas pusę. Vytautas vėl dar pusę. Dar pusę, tada aš pusę ir Vytautas dar nustuma paskutinį pilną. Blemba gerulė, tai žiūrėt kažkaip na. Toliau bėgam į sled pulą, tai darysim taip, kad yra 4 traukimai. Tai kiekvieną traukimą aš pradėsiu, o Rūta pabaigs, nes pradžiai traukimo virvė yra ilga ir reikia daugiau jėgos, kad išjudinti tas roges ir yra sunkiau pati pirmas trečdalis, pirma pusė sunkiau traukti. O paskutinį trečdalį turėtų pabaigti Rūta. Tik tai 4 traukimų aš tikiuosi pabaigsiu visą pilną liniją ir išbėgsim į bėgimą. Taip, kad galėčiau šiek tiek atsigauti. Tai šita taktika, kai pabandėm treniruotėse, tai yra visiškai game changeris ir moteriai nepradėti jokių būdų, o tik tai nuo antros pusės traukimo, tai tikimės, kad ir pavyks varžybose. Toliau irklavimas. Ne, toliau burpiai. Burpiai per solo varžybos mane biškį padaužė ir po jų labai buvo sunku bėgti. Tai mes tokios labai stiprios strategijos neturim, mes žiūrėsim pagal savijautą ir galvojam, gal ir čia tokia rungtis, kur abudu apylygiai esam. Jo, ir čia labai svarbu ir poilsis, kaip čia, kokius 5-6 padarom, gal jeigu išeina gerai jaučiamės ir po daugiau ir keičiamės tam, kad atsigautume ir vėl galėtume daryti. Tada ateina irklavimas, irklavimo pradžiai buvo tokia mintis, davai nesikeičiam, nes čia ilgai užtrunka. Ir Vytautas gerai irkluoja ir ko čia. Bet paskui supratom, kad čia gali būti peilis ir nužudyti mus per tas varžybas. Tai mes irgi keisimės 4 kartus, tai bus 5 atkarpos po 200 metrų. Aš pradedu, Rūta 200, Rūta aš. Viską pastreniravom per treniruotės, išsibandėm ir
labai daug greičio neprarandam, visai turėtume neblogai Jo, tai suirkluoti. esminis, Bet tuo pačiu kad- nes Rūta, tarp kitko, labai gerai irkluoja. Va, žiūrėsim, kiek bus, jeigu pervažiuos, bet esminis, kad mes keisdamėsi neprisitraukiam vyručių prie batų, tiesiog įlipam į pasikeitimą ir, nu, ir irkluojam taupant laiką. Farmers carry vėl pagal savijautą žiūrėsim. Čia labai biški su jau kiek kortas, kad daug posūkių, tai tas sulėtina tą peisą, bet irgi nešam, matom, kad jau nepanešam, neša kitas ir keičiamės. Rūta jėgos rankose turi irgi su šitom gyro, ne tai, kad eina, o netgi gali bėgti, tai viskas čia, manau, be problemų. Jo, šitas taip negastina labai, o vat sekantis, įtūps, tai va čia tai mane gastina. Iš tikrųjų, turbūt nei vienam nėra šita pati stipriausia rungtis, bet man labai jaučiasi, kad man yra per sunkus tas maišas, kad aš galėčiau daug nešti, tai iš esmės, kiek galėsiu, tiek aš pakeitimuose prisidėsiu, bet, nu, ir tam, kad Vytautas spėtų atsigauti, aš manau, kad čia bus irgi gerai. Mes irgi darėm per treniruotės ir esmė, kad labai pats jauti, kada tau sunku darosi, pamatai ant kito žmogaus ir turim tokią taisyklę, jeigu kuris nors pasako keičiam, tai jokių diskusijų, jokių prieštaravimų ir keitiesi, nes iš šono kitas mato, kad tau sunku, tai ir keičiamės. Žaliai rausvė, la 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 la, la 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 la, la 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 la, žaliai rausvė. Nu ir ką, po to viskas, lieka tik tai volbosai. Volbolsai irgi buvo mintis, kad aš pradžiai padarau daug ir paskui eina Rūta, pasolo. Ir klausimas, kaip tai grinai, burpiai, įtūpstai, volbolsai bus pagal savijautą. Aš pradedu, kiek galiu, tiek darau, tada Rūta, kiek gali, tiek daro, kol neprarandam tempo, kol dar yra viskas pakankamai greitai daroma ir pajaučiam, kad negalim, keičiamės, šitos rungtys, kur keitimuose neužtrunki. Jo, ir čia, manau, dviese tai tikrai bus gerai. Nu, man kažkaip nebūdavo labai pastabų dėl nedatupimo, aš manau, kad pavyks ir svoris man tai sunkokas, bet per treniruotės tikrai 15, kaip nieko padarydavau, varžybose bus matyti iš eigos. Tai toks planas ir žiūrėsim, kaip jis seksis įgyvendinti. Taip, realybėje gali viskas būti visiškai kitaip ir čia kai sunku planuoti. Karštas komentaras. Ko negali vienas, gali su žmona. Niekada nelyginkit solo ir double rezultatų. Čia du skirtingi dalykai. Eina saukai nerealiai. Nerealiai gerai pamatėme. Tai jūs pirmi iš vis, man atrodo. Mes jau First place from Lithuania, 58-46. Vytautas Jazepickas and Jepickiene, but unfortunately I don't have a name of that lady. Sveikinimai! Wow. Vienas didesnių netikėtumų savaitgalio. Visiškai pirmo vietą amžiaus grubiai, šiaip tai nerealu. Ir šiaip, kas dar, mes gavom slotą į pasaulio čempionatą. Faina. Labai faina, šiaip tai taip netikėta. Ir ką mes dar norim pasakyti, kad mūsų strategija doubles, tai buvo žiauriai gera, viską, ką mes suplanavom, realiai viskas ir pavyko. Tai galit naudotis mūsų patarimais, jeigu dalyvausim, tai rekomenduojam, šiaip tai labai gerai. O man svarbu buvo šiandien bėgti, nu ir ką, padaryti savo darbą, ne? Viskas, einam švęst. Ir man rytoj dar startas, tai dar pasimatysim. Rūta ruošiasi solo varžybom. Laukiu, kada galėsiu atsipalaiduoti. O šiaip
solo varžybom, tai jau nuotaika gera, taip nusteikus kažkaip vakar dienos varžybos dabus taip tokios geros energijos pridavė ir pridavė pasitikėjimo savim daugiau. Tai šiandien aš jau kažkaip ramiai, džiugiai varysiu. Turiu ir švarias kojines, bet čia nesimatys nieko. Nors gal matys. Ne, viskas gerai. Man irgi atrodo smulku. Nuotaika gera. Gera nuotaika, šiaip tikrai šį kartą laukiu savo starto. Noriu jau stot prie starto linijos ir prisimint, ką reiškia daryti solo. Kaip po vakar dienos? Iš tikrųjų jaučiuosi tokia šiek tiek prastai miegojus gal, bet čia manau smulkmena, nes to trasai neturėčiau jaus kaip nuovargio. Raumenų neskauda, labai vos jaučiasi, bet iš esmės aš jaučiuosi gerai ir aš manau, kad bus gerai trasai. Apa! Nusiekia į trasą, einam sekti sekis toliau. Rūta atbėga į skergą. Antra iš visų. Šaunuolė! Jau tuoj turėtų baigti, jis žiūri. Varai! Šaunuolė! Labai gerai varai! Žaliai rausis! Rūta jau įveikė daugiau negu pusę varžybų, ką tik pabaigė Farmers Carry. Iš tikrųjų labai puikiai varo rezultato atžvilgiu. Po burpių nuėmiau laiką, tai buvo 33 minutės berods. Ir jeigu čia pusiaukelė, tai jinai stipriai viršyje savo asmeninio PB lūkesčius ir turėtų pagerinti. Atrodo tikrai dar gan stipriai. Liko 2 rungtys ir jinai jau tikrai nepasiduos. Varys iki galo ir asmeninį jau beveik 100%, kad įveiks. Super. Žaliai rausvi! Paskutinis bėgimas, atiduok viską, ką turi. Viskas. Paskutinį rungtis. Valandą 2 minutės. Kol kas pastoji. Wow. 3, 2, 1, varai! Antra diena, antras medlas. Šiaip labai patenkinta. Svarbiausia, negavau baudų. Viskas buvo sklandžiai. Net kur galvojau bus baisiausia, padariau viską gerai. Man atrodo, nebuvo baisių dalykų šiandien ir viskas įvykė, matai. O kaip vakar diena šiandienai atsiliepia? Nieko, ne, atsiliepė tuo, kad aš puikiai žinojau visą trasą, žinojau, ką lauk, žinojau, kur išbėgti ir dėl to atvariau be baudų. Nu ką, ir dabar dar kartą. Ačiū už laiką. Laimės šokį! Tai ten, Negaliu patikėti, kad finišavau antrą savo amžiaus grupiai ir 4 tarp visų finišavusių moterų, o jų buvo beveik 500. Antra diena, antras podiumas. Įdomu, ką dar galėčiau daugiau Hyroxe pasiekti.